Melija Costa del Sol viešbutis pačiam Torremolinos miestelėje, Ispanijos pietuose. Labai faina vieta, antra pusgatvės yra paplūdimys, parodysiu šiek tiek vėliau, dabar užstoja autobusai, daug kavinių, pasivaikščiojimo promenada, beach lounge, fainas variantas tikrai. Melijos tai ispaniškas tinklas, kokybiškas maistas, geras aptarnavimas, gera patalynė. Pažiūrim, ar šitas toks pat. Tikrai šitas viešbutis yra toks pat, viskas nauja, viskas gražu, daug medžio. Jeigu Melija yra naujas, tai jisai bus fainas, žinokit. Zona už registratūros. Na, 1000 mylių iš vis mėgsta Melija tinklą, jų jaunesnį brolį ir sesę. Sol tinklą, žiūrėkit, kaip gražiai tualetai, net nesimato, kad čia yra už tokios vat sienos. Žiemos metu čia vyksta, šaltuoju metu čia vyksta pasirodymai, viduje, viskas labai gražu. O kainos, tai pavyzdžiui, Smirnov, čia kažkaip tai brangiai, man atrodo, 9,80, jo, kainelės tokios rimtos, bet, čia kokteiliai yra, gin tonic 13 eurų. Fainas man tas jų stilius. Ir išeinam va į tokį rojaus sodelį, aišku, dirbtinė žolė, bet žiūrėkit, kaip fainai, bananai. O ant uolos, sako, yra Torremolinos senamiestis. Fainai, labai fainai. Melijos Costa del Sol restoranas, gražus baldai, jaukus ir restoranas tikrai nepanašus į valgyklą. Nors, aišku, man vėlgi trūksta privatumo tarp staliukų, bet čia tik tai detalės, čia mano skoniui. Kaip ir minėjau, Melijose maistas yra geras, va vien jogurtai ir avižų, sojos pienas ir taip toliau, iš ko jūs tik tai norite, iš to ir yra. Vaisių, netgi ir papaja yra. Va tas ožkų sūris, kurį galim nusipirkti ir mūsų Maksimoj. Vytintos mėsos, dešrų pasirinkimas. Ir va, jie žiūriu dešrą daro taip, laiko aliejų, šiaip labai skanus pagardas salotom. Tai matot, pasirinkimas yra didelis ir platus. Melija Costa del Sol Deluxe Premium kambarys. Čia yra renovuotas kambarys, šiaip labai gražus. Ir pagalvė, žiūrėkit, kelios pagalvės, pažiūrim. Be abejo, kad minkštas, tai jūs galit pasirinkti mažesnė, didesnė ir pagalvės minkštas, patogios, visiems tinkamas. Didelis televizorius. Trečiam žmogui, va tik tai tokia išsiskleidžianti sofa, jeigu jums tinka. Kambaryje yra kavos aparatas, arbatinukas ir minibaras. Čia žemai tas gražusis kiemelis man labai patiko. Ir viršui yra Torremolinos senamiestis, tokie balkoniukai. Labai faini baldai, soliariumas taip vadinamas, ar ne, čia kur gultai. Ir baseiniukas. Iš čia labai gerai matosi, koksai yra fantastiškas smėlio paplūdimys. Gaila, pradingo saulė. Aplinkui daug kavinių, parduotuvių. Na va, ir mes dar sikelis žvilgsnis į kambarį. Super tikrai. Deluxe Premium turi chalatus kambaryje, šlepetes ir nuo paprastų Deluxe kambarių. Netgi yra ir lygintuvas. Va, kaip fainai, nereikia savo vežtis. Ir nuo paprastų Deluxe kambarių šiek tiek skiriasi. Paprasti Deluxe kol kas dar yra nerenovuoti. Koks gražus vonios kambarys. Ir dar atkreipiu dėmesį, va čia kokybės jau ženklas, Rituals kosmetika ir kūno kremas, prausiklis, eiktų jėga, labai fainai. Dušo kabinai šampūnas, kondicionierius ir dušo želė, tai tikrai galit savo kosmetikos prausimąsi nesivežti. Džiovintuvas, va čia jėga, džiovintuvas normalus, galingas, džiovintuvą irgi galit pamiršti. Melija Costa del Sol, man tai labai super. Dar vienas Melija Costa del Sol kambarys, renovuotas, Deluxe View.
Viešbutis planavo, papasakosiu įdomią istoriją, viešbutis planavo tapti 5 žvaigždžių viešbučiu. Na, žiūrim, kuo jisai skiriasi. Nuo premium vonios kambarys mažesnis, bet tikrai pakankamas, kosmetika pilna. O kaip su džiovintuvu? Džiovintuvas taip pat geras, o čia aš, Inga. Taip, kambarys. Kambarį yra arbatinukas, bet nėra kavos aparato, bet skirtumas nuo premium. Ir kambarys, nu ką tu, ir pagalvės tvarkingos, ir viskas čia fainai, tik tai nėra jau ekstra foteliuko. Pažiūrim, koks vaizdas. Tai va, kodėl jie nusprendė nebetapti 5 žvaigždėm? Dėl to, kad šalia yra kongresų centras. Aha, vaizdas vėl į jūrą. Šalia yra kongresų centras ir labai daug farmacinių kompanijų tenai daro savo seminarus, konferencijas. O farmacininkams pasirodo yra uždrausta rengti va šitokius visokius įvykius ir gyventi 5 žvaigždžiuose kambariuose. Nežinojau šito faktą. Deluxe view, fainas, tvarkingas kambarys, tikrai super, nieko nenusileidžia premium, tik detalėse skirtumai. Master Suite kambarys. Melios turi tokią gradaciją, jie turi level kambarius, tai reiškia, kad tu patenki į atskirą lounge'ą, atskirus baseinus ir turi privilegijų. Kambaryje yra kavos aparatas, arbatinukas ir be abejo minibaras, svetainė. Master Suite nuo Junior Suite skiriasi tik to, kad Master Suite turi 2 miegamuosius ir pažiūrim, specialiai neinu dar į terasą, nes jau buvau ir vaizdas wow. Vienas miegamasis su durimis, be abejo kambaryje yra chalatas, šlepetės, spinta va tokia užtraukiama užuolaidom ir atskiras vonios kambarys su pilna Rituals kosmetika, kaip ir kalbėjau. Televizorius. Dar vienas von. Svetainėje gali miegoti taip pat 2 žmonės, sofa išsiskleidžianti, bet jau bus taip ankšta. Didžiulis televizorius. Kambarį antras miegamasis visiškai toksai pat, su vonios kambariu, veidrodinis variantas, su durimis ir pagalvių meniu. Ir išeikim į tą nerealią terasą, žiūrėkite, ir čia užuolaidos atsitraukia per visą langą, terasa yra milžiniška, nors sako, Junior Suite dar didesnė terasa su gultais. Tai kaip jums Torremolinos vaizdas, šalia parkingas ir fainas, žiauriai fainas paplūdimys su palmėmis, platus, geras, šalia yra ir kongresų konferencijų centras. Didžiulė terasa. Štai ką reiškia level, atskiras level, toks kaip VIP lounge'as, jie patys sako toks kaip VIP lounge'as oro uoste. Svečiai, kurie negyvena level tipo kambariuose, jie sistemoje taip ir rašosi level, tarkim level deluxe, level junior suite. Svečiai, kurie negyvena tokio tipo kambariuose, čia negali įeiti. Na ką, jau čia matom šviežias apelsinų sultis. Gluten free visokie sausainiukai, košės ir visa kita. Vaisiai jau yra patiekiami visiškai kitaip negu pagrindiniam restorane. Level lauko zona, va tas baseinėlis, kur irgi ne kiekvienas papuola tik level svečiai. Baseinas nedidelis, bet vaizdai į miestą labai gražus. Sorry, nepasuku kameros šiek tiek, nes svečiai ilsisi. Gultai medžiaginiai. Gera tokia muzikikė. Ir tenai matom kitą Melios korpusą su dar vienu lounge'u ir su dar viena kavine. Kitam korpuse pakomentuoju, tenai irgi yra baras, kitam korpuse ant kito stogo, su visiems viešbučio svečiams ir vakarais nuo 8 netgi iš gatvės svečiai gali užeiti. Ir šį fainas variantas užeiti į Melia Costa del Sol, net jeigu negyvenat, nes labai gražus vaizdai ir į miestą. Level svečiams visą dieną, nors viešbutis neturi viskas įskaičiuotas sistemas, bet visą dieną yra skaičiuoti užkandukai ir gėrimai, net ir kava. Ir nuo 8 valandos jie gali mėgautis irgi įskaičiuotą į kambario kainą ir viskiais ir panašiais dalykais. Va dar pamačiau, tai čia yra ir lašišas, ir viskas labai gražiai patiekta.
Tai va, tuo level skiriasi nuo ne level. Jie turi savo privačias erdves, kurios yra fainos ir jaukios. O dabar esu kita Amelija Costa del Sol sparne ir žiūrim nerenovuotą Deluxe. Čia bus. Tai va, kaip atrodo nerenovuotas Deluxe kambarys. Nežinau, vonia tai man liuks. Aišku, renovuotų daug gražesnė. Kosmetika ta pati. Vonia tai man tikrai atrodo renovuota ir tikrai viskas su jie yra ok. Dvigulė lova, pagalvių meniu, viskas cool, tikrai cool. Terasa. Vaizdas į kitą viešbutį, bet čia jau mes esame mieste, tai viskas yra ok ir turi būti kiti viešbučiai, turi būti jūra. Žemai matome parkingą ir va čia jau prasideda Torremolinos senamiestis. Man tai fainas kambarys, tikrai fainas, jokia nebėda, jeigu gausite nerenovuotą kambarį. Užkilom į kito korpuso stogą, Sky and Sea. Ir čia vadžiau, kur aš kalbėjau, kad čia gali įeiti visi, čia yra gėlių, vaizdas į senamiestį. Hola. Hola. O, mūsų čia jau laukia. Fainas lounžas, vakarais čia būna DJ vakarėliai. Šiaip labai panašus į level lygą, tik tai tiek, kad čia aišku vietą gauti normaliu sezono metu bus sudėtingai, bet šiaip identiškai. Tai toks tas Melija. Gražus, geroj vietoj, geri kambariai, skanus maistas. Labai geras paplūdimys, tarp kitko gultas kainuoja, gultų komplektas, 2 gultai ir skėtis 15 € diena.